Vasario 12-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Prienų bendruomenės padėkos diena. Jau daugiau nei 10 metų gyvuojančios bendruomenės atstovai dėkojo rėmėjams, padėjusiems įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Renginyje dainavo vaikų meninio lavinimo studija Ramunėlė, Ąžuolo progimnazijos choras ir daug kitų. Prienų bendruomenės pirmininkė Auksė Grižaitė džiaugiasi, jog per gyvavimo metus asociacija įgyvendino daug projektų ir jau turi planų ateičiai. Tikimės, kad Prienų bendruomenė ir toliau sėkmingai vykdys savo veiklą ir įtrauks į ją dar daugiau mūsų krašto žmonių. Kas šiandien vyksta kultūros ir laisvalaikio centre? Ko gero nieko labai nuostabaus ar šventiško, bet iš kitos pusės tai labai džiugina, jog kaip ir kiekvienais metais bendruomenė, Prienų miesto bendruomenė susirinko į padėkos dieną, tradicinę. Kiekvienais metais sueiname pasidžiaugti nuveiktais darbais, padėkoti ir nusilenkti tiems, kurie ištiesė pagalbos ranką, kurie buvo kartu, kurie turėjo idėjų ir sumanimų ir kurie padėjo jas įgyvendinti. Ir kaip matome, šventė yra. O kam būtent dėkojate? Per padėkos dieną dėkojame daugą. Per metus laiko jų susidaro tiek daugybė, kad vardinti tenka ilgai. Tačiau džiugu tai, kad jau tie mūsų pagalbininkai, mūsų bendradarbiai, mūsų rūpintojėliai ar rėmėjai, mūsų savanoriai, jie jau metai iš metų tampa tais pačiais tradiciniais ir tai rodo, kad mūsų bendruomenė gali būti ir yra stipri, tvirta. Kas tai yra Prienų bendruomenė, kokia veikla jinai užsiima? Šiaip tai yra pagal asociacijų įstatymą įteisinta juridiškai žiūrint asociacija, bet mes bandome jungti į bendrą veiklą visus, kurie yra neabejingi Prienų miestui. Tad atviri keliai kiekvienam, kuriam smagu pasivadinti prieniškiu, svarbu, kad jo miestas ar jo gatvė ar jo šeima galėtų gyventi gražioje aplinkoje. O kada įsikūrė ši asociacija? Asociacija įsikūrė jau gerokai prieš 10 metų. Balandį šventėme 10-metį. Štai prabėgo dar 11 metai. Gyvenimas bėga toliau. Su Prienų bendruomenė taip pat. O kiek narių yra šioje asociacijoje? Registruotų narių yra 50. Visuomet atviri keliai visiems, kurie nori. Mūsų veiklos orientuotos į bendradarbiavimą ir skirtos kiekvienam Prienų miesto gyventojui. Taigi kiekvienas, kuris nori prisidėti prie šios veiklos, galėtų tiesiog išsakyti savo norą ir dalyvauti. Žinoma, ir labai kviečiame visuomet, kam tik tai norisi, kas turi kokią brandžią, gražią iniciatyvą, kūrybišką idėją. Labai laukiame. Laukiame Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centre. Kiekvieno iš šių žmonių iniciatyvių laukia mūsų Prienų bendruomenės tarybos nariai, kurių yra 17 ir jie yra dirbantys įvairiose Prienų miestuose ir tikrai kiekvienas gali bet kur surasti
Prienų bendruomenės žmogų. Minėjote daug nuveiktų darbų, bet kiekvienam renginiui ar koncertui reikalinga kažkokia parama piniginė ar dovanomis. Kas jūs remia? Ko gero, norisi padėkoti pirmiausiai Prienų bendruomenės tarybos nariams. Būtent ši tradicinė padėkos diena tai yra šventė, kuri yra užkraunama ant jų pečių. Tiek laiko atžvilgių, tiek idėjų atžvilgių, tiek fizinio darbo atžvilgių, tiek parama. Šiti 17 gerų žmonių sugalvoja, kur surasti, kaip surasti, ką padaryti, kad tokia šventė būtų dovanojama mūsų Prienam. O kaip manot, kuo prasmingiausia yra jūsų Prienų bendruomenės veikla? Turbūt niekur nepabėgsiu nuo bendruomenės žodžio šaknies. Svarbiausia – bendrumas, bendrystė visame kame. Mintyse, darbuose, žodžiuose, veiklose, ateityje. Ar ir toliau planuojate plėsti bendruomenės veiklą ar kitaip tobulinti? Planų yra, idėjų yra, naujų veiklų atsiranda ir jas bandysime įgyvendinti, taip kaip kūrybos oazė vaikų ir jaunimo madų festivalį, kuris liko be šeimininko, kaip mūsų vienos iš sričių senjorus gyventojų atžvilgių, nes dabar turime veiklą skirtas vaikam, turim jaunimui, turim suaugusiems savanorystėje, norisi burti ir kitą gyventojų grupę senjorus. Darbų yra daug. Man atrodo, kiekvienas iš mūsų atras ir kur ateiti ir pabūti, ir kur realizuoti save. Šiandien Kultūros ir laisvalaikio centre vyksta padėkos diena. Kaip jūs vertinate bendruomenę Prienų? Prienų bendruomenė įrodė, kad jie moka dirbti, gali dirbti ir tai jau vyksta daugiau nei 10 metų. Ir man labai džiugu, kad visos veiklos, kurias mes šiandieną matome, jos labai pasiteisina. Tai rodo, kad ir projektai finansuojami, tai rodo ir jų nuveikti darbai trumpalaikiai, ilgalaikiai, ir žinoma, be jokios abejonės, šiandieninis jų vaikų dienos centras tai yra bene gražiausias pavyzdys, kaip gali dirbti sutelktai bendruomeniai. Kaip manot, kodėl prasmingai yra rengti tokius užsiėmimus? Visų pirma, tai ugdo žmonėse vienas kito užjautimą, supratimą, tą, pavadinkime, bendruomeniškumą. Ir jeigu Prienų bendruomenė miestas ir rodys gražų teigiamą pavyzdį, aš manau, kad visas mūsų rajonas, visa savivaldybė tuo geru pavyzdžiu užsikrėtusi tikrai pajus, ką ir kaip reikia šiandieną veikti. O koks praėjusių metų įvykis, renginys jums įstrigo labiausiai, sužavėjo? Jeigu kalbėti apie Prienų bendruomenės organizuojamą renginį, manau, vienas įspūdingiausių renginių tai buvo Kalėdų žvaigždė, kurioje, galima sakyti, atsiskleidžia bendruomenės ugdomi talentai ir čia suprantame, suvokiame, kad tuos talentus štai tokių įvertinimų mes skatiname tolesnį veiklą. Tai mano manimu šis renginys yra pats teigiamiausias. O kaip manot, ką teikia dalyviams tokie renginiai? Jeigu
kalbėtumėm apie mažuosius, jų pasirodymas scenoje ir jų įvertinimas nuo bendruomenės, ne kažkokioje komisijoje, ne kažkokiame konkurse, tai aš suprantu, kad tam mažajam yra supratimas, kaip to veikiamo darbo, teigiamybė ateičiai. Žmogus įvertintas toje scenoje savo būriai žmonių, savo senelių ar tėvų, jis gauna gerą užtaisą, kad štai tą linkmę reikia eiti, reikia dirbti. Žinoma, tuo pačiu kažkam galbūt sukyla pavydo jausmas, kad štai aš irgi galiu taip pat padainuoti ir štai tokios naudos. Ar ir ateityje planuojate lankytis ir palaikyti renginius? Visų bendruomenių ir visus renginius aš stengiuosi lankyti ir, žinoma, juos palaikyti vienokiom ir kitokiom formomis. Tačiau, bendruomenės, aš įsivaizduoju, bendruomeniškumas yra tuomet, kai jie patys siekia nuveikti kažkokius darbus ir, mano šiuo atveju kaip administracijos direktoriaus dalyvavimas, tai yra dalyvavimas, parodymas tik tai dėmesio, o kažkoks įsikišimas tiesioginis, aš bijau, kad jis gali sutrukdyti, nes tai yra šeima, kurioje sprendžiami reikalai šeimininiai, o šventėse, be jokios abejonės, kur tik būsiu ir esu kviečiamas, visur dalyvausiu. Esate susijusi su šia bendruomenė? Visų pirma, aš gimiau čia ir augau, mokiausi, baigiau mokyklą, čia gyveno mano tėvai, čia gyveno mano brolis, šita vieta man yra brangi kaip mano tėviškė. Ir bendruomenių tema man yra dar svarbi ir tuo, kad aš Vytauto Didžiojo universitete dėstau kursus, kurie yra susijęs su bendruomenės organizavimu. Tai tiesiog man ir mano darbas, ir mano gyvenimas susisieja. O jeigu pabaigiant, tai aš manau, kad bendruomenė šiandien yra ypatingai svarbi tema, nes mes iš naujo mokomės gyventi bendruomenėje. Ir yra toks Danielas Belas, jis sako, arba išmoksim gyventi bendruomenėje, arba turėsime mirti po vieną. O ko jūs šiuo metu prisidedate prie veiklos? Taip tiesiogiai turbūt šiuo metu, gal netiesiogiai, kadangi yra studentai pas mus iš šitos bendruomenės, jų projektai, jų savanorystė šiek tiek, irgi netiesiogiai šituose projektuose tenka dalyvauti. Ir aš labai noriu pasidžiaugti, kad šios bendruomenės pirmininkė Auksė kaip tik baiginėja magistro studijas ir rašo darbą, kuris bus būtent skirtas šitai bendruomeniai. Tai yra mūsų studentė, mūsų programos absolventė. Tiesiog smagu, taip. Per renginį buvo minima tikrai daug veiklų, kuri jums įsirėžė į atmintį labiausiai, kuri labiausiai patiko. Žinot, bendruomenė iš tiesų yra ta šaltinis, kuris gali padėti tiems, kuriems netaip pasisekė gyvenime, kuriems reikia pagalbos. Tai aš labai branginu tai, ką aš čia girdžiu, tą norą, tos projektus, kurie rūpinasi vaikais, kurių tėvams yra blogai, kurie rūpinasi bedarbiais, tai yra tais, kuriems reikalingas palaikymas ir parama. Čia svarbiausia, čia man buvo gražiausia. Galbūt norėtumėt kažką palinkėti Prienų bendruomenei ir visiems priklausantiems jai? Žinot, tikriausiai dar didesnio sutelktumo ir dar geresnio gebėjimo pamatyti, koks didžiulis potencialas yra bendruomenė.